Perfekcionizmas dažnai atrodo kaip siekis būti geriausiu, kaip motyvacija, kuri skatina tobulėti ir pasiekti daugiau. Tačiau už šio iš pažiūros teigiamo reiškinio slypi gilus vidinis spaudimas, baimė suklysti ir nesibaigiantis nepasitenkinimas savimi. Perfekcionizmas nėra tiesiog noras padaryti gerai. Tai įsitikinimas, kad viskas turi būti tobula, o bet koks netobulumas reiškia nesėkmę. Būtent todėl jis dažnai tampa nesėkmės, o žlugimo priežastimi. Iš pirmo žvilgsnio perfekcionistas atrodo kaip žmogus, kuris turi aukštus standartus, siekia kokybės ir yra atsakingas. Tačiau realybėje jo vidinis pasaulis dažnai pilnas įtampos, nerimo ir savikritikos. Toks žmogus nuolat jaučiasi nepakankamai geras, nes kiekvienas jo darbas, veiksmas ar sprendimas jo paties akimis visada galėtų būti geresnis. Tai sukuria nuolatinį nepasitenkinimo jausmą, kuris ilgainiui virsta chronišku stresu, išsekimu ir net depresija. Perfekcionizmas dažnai gimsta iš vaikystės patirčių. Galbūt tėvai ar mokytojai nuolat pabrėždavo, kad reikia būti pavyzdingu, gauti tik 10, elgtis nepriekaištingai. Tada vaikas išmoksta, kad meilė ir pripažinimas priklauso nuo pasiekimų. Suaugęs, jis perkelia tą pačią logiką į savo gyvenimą. Jei nebus tobulas, nebus vertas meilės, pagarbos ar net savo vietos pasaulyje. Ši vidinė programa tampa nematoma našta, kuri spaudžia kasdien ir trukdo džiaugtis net mažais laimėjimais. Vienas pavojingiausių perfekcionizmo aspektų – atidėliojimas. Kadangi žmogus bijo padaryti klaidą, jis delsia pradėti. Geriau nieko nedaryti, nei padaryti netobulai. Tokiu būdu daugybė idėjų, svajonių ir planų lieka neįgyvendinti. Menininkas nebaigė paveikslo, nes dar ne toks. Studentas neatiduoda darbo, nes galima geriau. Verslininkas nepradeda projekto, nes ne viskas apgalvota iki galo. Taip, perfekcionizmas paverčia žmogų savo paties įkaitu. Be to, šis bruožas griauna santykius. Perfekcionistai dažnai kelia pernelyg aukštus reikalavimus ne tik savo, bet ir kitiems. Jie sunkiai priima, kad artimieji gali klysti, būti neorganizuoti ar tiesiog kitokie. Nuolatinė kritika, lyginimas ir nepatenkintumas sukuria įtampą. Galiausiai partneris, draugai ar kolegos gali pasitraukti, nes gyvenimas šalia perfekcionisto tampa tarsi nuolatinis egzaminas. Kita šio reiškinio pasekmė – kūrybiškumo slopinimas. Tobulumo siekis naikina spontaniškumą, žaidimą ir rizikos jausmą. Norint sukurti ką nors naujo, reikia drąsos klysti, bandyti, taisyti ir vėl bandyti. Perfekcionistas šios drąsos neturi, nes jam klaida ne galimybė, o tragedija. Todėl jis dažnai lieka savo komforto zonoje, bijodamas išeiti už ribų. Perfekcionizmas taip pat kenkia fiziniai ir psichiniai sveikatai. Nuolatinis stresas, įtampa, nemiga, kaltės jausmas, perdegimas – visa tai lydi žmogų, kuris negali sau leisti sustoti ar suklysti. Laikui bėgant, kūnas pradeda reaguoti. Atsiranda galvos skausmai, virškinimo problemos, imuniteto susilpnėjimas. Psichologiškai žmogus tampa emociškai pavargęs, praranda gyvenimo džiaugsmą, o kartais net prasmingumo jausmą. Kaip iš šio rato išeiti? Pirmiausia, pripažinti, kad perfekcionizmas nėra dorybė, o baimės forma. Baimės nebūti pakankamai geru, nebūti priimtu, nebūti mylimu. Antra,
Reikia išmokti priimti netobulumą kaip natūralią gyvenimo dalį. Kiekvienas žmogus klysta ir būtent klaidos leidžia mums tobulėti. Svarbu išmokti sakyti sau: užtenka gerai, nereikia tobula. 3. Praktikuoti saviužjautą. Užuot kaltinę save galime paklausti: ką šiuo metu man reikėtų, kad jausčiausi geriau? Perfekcionizmas griūva, kai žmogus pagaliau leidžia savo būti žmogumi, ne mašina, ne ideali figūra, ne projekto pavyzdys, o gyvas, jaučiantis, klystantis ir mokantis iš klaidų. Gyvenimo grožis slypi ne tobulume, o autentiškume. Kai nustoji siekti būti tobulas, atsiranda vietos džiaugsmui, kūrybai ir tikram ryšiui su savimi bei kitais. Tobulumo siekis gali būti kilnus, tačiau kai jis peržengia sveikas ribas, jis nekuria, o griauna. Perfekcionizmas yra tylus gyvenimo vagis. Jis atima ramybę, kūrybą, meilę ir tikrumą. Išmokime rinktis ne tobulumą, o gyvenimą.